Iš Katanijos aerouosto atlėkėme į Palermą. Kadangi gyvename netoli centro, kitą rytą nutarėme pasivaikščioti. Užklystame į Kapo turgų, bet šiandien jis jau baigė darbą. Tad užeiname į šalia esančią bažnyčią, tai Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia. Ji buvo statyta 17-18 amžiuje, yra gražiai dekoruota, daugybė Sicilijos menininkų. Giacomo Amato, Pietro Novelli, Velasco ir De Aprile darbų. O jau kokia, žiūrėkit, marmurinė puošyba. Ar negražu? Pasižvalgykim. Dietro c'è il Cristo risorto. No, si scende lì, ti raggi. Einame toliau per turgelį. Prieiname ir Teatro Massimo. Užeisime ir pasižvalgyti čia. 1864 metais Palermo taryba ir meras Antonijos Taraba di Rudini iniciatyva paskelbė tarptautinį konkursą operos teatrui sukurti. Daugelį metų buvo kalbama apie didelio naujo teatro statybą Palerme, kuris būtų vertas antro pagal dydį pietų Italijos miesto, po Neapolio, ir skirtas miesto įvaizdžiai, kuomet italai susivienijo 1861 metais. Operos teatrą suprojektavo ir statybą prižiūrėjo italų architektas Giovanni Battista Filippo Basile, kuris Sicilijoje buvo gerai žinomas dėl katedros restauravimo projekto. Taip pat sodų ir vilų projektų Palermo ir Kaltadžironės miestuose. Po Basile mirties, pabaigoje XIX amžiaus, statybos prižiūrėjo ir jo sūnus architektas Ernesto Basile. Il sindaco di Palermo, Antonio Taraba, organizza un prima di entrare in sala spettacoli, continuo qui con le spiegazioni, entreremo dopo, proprio perché fanno delle prove stile classico, ma soprattutto una volta entrati vi invito a dare un'occhiata al soffitto, dove vedrete questa struttura circolare chiamata ruota simbolica. Ruota simbolica perché non gira come una ruota, ma ci stiamo entrando alle vostre spalle, vedremo all'altezza del secondo ordine di logge il palco reale, dove poi l'auditorium has a horseshoe shape, a typical shape of Italian theaters. Inside auditorium the acoustic is very good, thanks the hall was entirely
idea singers could sing without microphones during the show. And when inside, I invite you to admire the ceiling. The ceiling of the auditorium is characterized by the so denominated symbolic wheel. It has a circular shape that seems a large flower. Nu taip įspūdingai, nes ten žiūrėkit, žmonės. Nel frattempo chi segue l'inglese entra a partire e ci atterriamo, quindi qui così entriamo in italiano. Pirmoji ir aktyvi. Rodė, kaip man Don Kichotas. Aida. Ne, sakė Don Kichotas. Man taigi malonės. Net. Aš taip sakau, reikia Don Kichotas. Kažkas vyksta. Sakys, kad aktoriai tik tai užsienio. Čia labai įdomi eko salė. Ypatinga akustika. Kalbama, kad šiandien anksčiau būdavo slapti pasitarimai ir jeigu viduryje salės kalbi, šonuose stovintis visiškai nieko negirdi, nors čia labai gerai girdisi. Reikės išbandyti viduje centre tos salės garsą. Ar iš tiesų taip yra, kad negirdi tie, kurie šone stovi, ką mes kalbame arba rėkaujam. Alio. Alio. Nu į savo, koks garsas. Iš teatro keliaujame toliau link centro. Nu ir prieiname taip vadinamą keturių kampų aikštę. Čia susikerta dvi didžiulės gatvės ir jas suprojektavo pavadinimas klaidingas quattro canti, tai reiškia keturi kampai. Išvertus, tačiau iš tikrųjų aikštė yra aštuonkampė dėl esamų pastatų. Šiaip ar taip, quattro canti yra neoficialus šio architektūros perlo pavadinimas. O iš tikrųjų aikštė vadinama Piazza Vigilena, pagerbiant ispanų vicekaralių Juaną Fernandesą Pacheco de Villena. Jis pasamdė Florencijos architektą Giulio Laso pastatyti 4 rūmus centre Palermo, kurie ir riboja aikštę, kaip matome dabar tokie ir yra aštuonkampė. Palermiečiai tą aikštę vadina Teatro del Sole, Saulės teatru, nes kiekvienu paros metu vieną iš fasadų apšviečia saulė. O fontanai ir statulos rūmų fasaduose simbolizuoja 4 metų laikus – pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. Kiekvieno fasado centre
yra centrinė niša, joje yra Ispanijos karalių Karolio V, Pilypo II, Pilypo IV ir Pilypo III statulos. O ansamblį užbaigė globėjų Šventosios Kristinos, Nimfos, Olyvos ir Agatos atvaizdai. Prieiname Bolonijos aikštę. Čia matome bronzinę statulą, sukurtą Scipione di Volsi, kuri vaizduoja imperatorių Karolį V kaip triumfuojantį Romos imperatorių. Beje, statula pastatyta 1631 metais ir ji skirta Karolio V vizitui į Palermą 1535 metais po jo pergalės Tunise. Statula stovi ant aukšto marmurinio pjedestalo. Devo fare tutto dritto. Ma so io che l'hanno messo in valigia la tenuto. Prieiname katedrą. O čia matome Palermo globėją Šventąją Rozaliją. Ta didinga skulptūra nešama per procesijas. Beje, rytoj eisime ant katedros stogo pasivaikščioti ir pažiūrėti į Palermą. Bažnyčią XII amžiaus pabaigoje pastatė Valteris Ofamilis, Palermo normanų arkivyskupas ir karaliaus Viljamo II ministras, ankstesnės Bizantijos bazilikos teritorijoje. Remiantis šaltiniais, šią bažnyčią įkūrė popiežius Grigalius I, o vėliau IX amžiaus pabaigoje užkariavus miestą arabams, jie jį pavertė mečetę.